Manau, amerikiečiai dalyvautų šiame paliaubų procese. Ir jie turi matyti, kad ir mes darome daug. Negalime atsilikti. Savo indėlį įneš ir Vokietija. Duosime 4 apginkluotas IRIS-T sistemas. Tai geriausia šiandienos žinia. Perduosime ir 30 raketų Patriot sistemoms. O Jungtinės karalystės princas Haris netikėtai apsilankė Ukrainoje. Tai mano pirmas vizitas į Ukrainą ir tikrai ne paskutinis. Man didžiulė garbė atvykti su veteranų Invictus delegacija į centrą Super žmonės, pamatyti neįtikėtiną rūpestį ir reabilitaciją. 40-metis princas Lvivo mieste lankėsi klinikoje, kur gydomi sužeisti kariai ir net vaikai. Buvau daugybėje reabilitacijos centrų, bet šis išskirtinis. Noriu priminti Ukrainai, pasaulis išvien su ją. Karaliaus Karolio III jaunesnysis sūnus jau antras karališkosios šeimos narys, kuris aplankė karo draskomą šalį. Pernai Kyjive lankėsi princo teta Edinburgo hercogienė Sofija. Slava Ukrainai! Eglė Ratušytė. Baiminamasi, kad pratęsti sankcijų Rusijai ES gali nepavykti, mat joms kaip visada labai priešinasi Vengrija. Lietuva ruošia savo sankcijas, tačiau pasak prezidento nacionalinių sankcijų poveikis kur kas silpnesnis nei visos ES. Ką prezidentūroje pavyko sutarti Lietuvos politiniam elitui, praneša Vytautas Dumbliauskas. Į susitikimą prezidentūroje pėsčiomis atžygiuoja ministras pirmininkas Gintautas Paluckas. Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis jau viduje. Susitikime ir užsienio reikalų ministras, visų frakcijų vadovai, svarbiausių komitetų pirmininkai. Pagrindinė tema – Lietuvos saugumas. Tų reikšmingų skirtumų tikrai nėra. Mes daugelį klausimų vertiname panašiai. Prioritetai yra aiškus. Pagrindiniai politikai Lietuvoje dėl svarbiausių klausimų tarėsi, nepaisant to, kad prie bendro stalo buvo nuomonių išsiskirimų. Štai Remigijus Žemaitaitis, aišku, paprastai visais klausimais savo atskirąją nuomonę turi, tačiau tai bendro to fono nenumušė. Dar vasarį Žemaitaitis praleido partijų lyderių susitikimą prezidentūroje dėl gynybos. Šį kartą atvykti nepasididžiavo. Šį kartą buvo proga, kadangi praeitą kartą buvau išvykęs, tai šį kartą apsilankiau, kavos išgėriau, sausainį suvalgiau, viskas gerai. Pavaišino prezidentūrą? Pavaišino, taip. Bet, žinokite, Gintautas Paluckas vaišingesnis. Susitikime buvo aptartos ir ES Rusijai sankcijos. Jos baigė galioti Liepos pabaigoje. Jei Vengrija ir toliau kaišios pagalius, gali būti ir nepratęstos. Tuomet Rusijos karo mašina lengviau važiuotų ir galėtų pervažiuoti vis dar besilaikančią Ukrainą. Turime turėti ir planą B. Jeigu, sakykime, Vengrija šiuo metu ir Čekija kyla nepalaikytų, mes iš tikrųjų tada rengiamės ir ruošiam savo nacionalinės sankcijas. Lietuva būtų pasirengusi svarstyti nacionalinės sankcijas, tačiau aš noriu pažymėti, kad atskirų valstybių sankcijų taikymas dėja yra žymiai mažesnę įtaką agresoriui darantis dalykas, negu kad visas bendrijos sankcijų paketas. Žemaitaitis nacionalinės ekonominės Lietuvos sankcijas Rusijai vertina atsargiai. Nereikia skubėti, ministras prisiūlė 3 variantai galimi šitoje istorijoje. Tai matyti reikia palaukti, koks gali būti ES sprendimas, ką gali mūsų valstybės ir ką gali keletą valstybių sudėjus. Opozicija akcentavo kitus dalykus, pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų karių išlaikymą ir jų didinimą Lietuvoje. Norint įsitraukti čia daugiau amerikiečių pajėgų, mums reikia treniravimusi galimybių, todėl klausimas dėl poligono turi būti sprendžiamas skubos tvarka, pirma. Antra, mes turim dėti ant stalo tam tikrą pasiūlymo paketą Amerikai, kad mes galėtume, kaip pavyzdžiui, Suomiai daro ir kiti, kalbėti su amerikiečiais ir juos čia prisitraukti. Šito viso kol kas aš nematau. Valstiečiai žalieji mato daug nesutarimų, pagrindiniai dėl mokesčių. Bet kur nėra nuomonių išsiskirimo, tai bendrai dėl poreikio skirti lėšas gynybai, dėl to, kad reikia ir skolintis, ir naudot galimybes dėl Maastrichto kriterijų atidėjimo, kad reikia galvoti, kaip čia panaudoti mūsų gynybos pramonės kūrimui. Dar sausį Lietuvos vadovai sutarė nuo kitų metų gynybai skirti bent 5% bendrojo vidaus produkto. Vytautas Dumbliauskas, Vilius Cucėnas, Remigijus Pakėnas, Vilnius. Niujorke į Hudsono upę nukrito turistinis sraigtasparnis. Per avariją žuvo visi 6 juos skridę žmonės, pilotas ir šeima iš Ispanijos. Tarp žuvusiųjų 3 vaikai. Martas Kalendra praneša, kad žuvo Vokietijos koncerno Siemens Ispanijos filialo vadovas su šeima. Tragedijos akimirka.
Niujorke žemyn smenga sraigtasparnis. Jis nukrito į Hudsono upę. Oh my gosh. Oh my goodness. Oh my gosh. I work from home full time and I actually heard it. Dirbu namuose visą darbo dieną. Išgirdau jį anksčiau nei pamačiau, bet tai skambėjo beveik kaip 5 ar 6 šūviai. Pažvelgiau pro langą ir pamačiau į gabalus byrantį sraigtasparnį. Mačiau, kaip nuo jo atskilo kelios dalys. Buvo labai baisu žiūrėti. Toks sraigtasparnio modelis plačiai naudojamas komercinėje ir vyriausybinėje aviacijoje. There was like an explosion on the propeller. Prie sraigto įvyko tarsi sprogimas, bet buvo tik nedidelis šviesos ruoželis. Todėl žmonės, kurie buvo šalia manęs, klausė, ar tai buvo žaibas. Nebuvome tikri, ar tai buvo žaibas ar kas, bet sraigtas tiesiog sprogo ir išsisklaidė. Po to pamatėme, kad orlaivis tiesiog spirale krinta žemyn, skrisdamas iš kairės į dešinę. Ir pradėjome šaukti, Dieve mano, nes galvojame, ar tai tikrai vyksta. Tiesiog negalėjome tuo patikėti. Įvykio vietą valtimis iškart atskubėjo pagalbos komandos. Nuoširdžiai užjaučiame sraigtasparnyje buvusių žmonių šeimas. Tai priminė čia, ant Hudsono upės nusileidusį lėktuvą. Ačiū Dievui, kad tada nepraradome nė vienos gyvybės. Po pietų iš Manhatano centro pakilęs sraigtasparnis skrido įprastu turistiniu maršrutu. Sraigtasparnyje buvo 6 žmonės. Pilotas, 2 suaugusieji ir 3 vaikai. Niujorko policijos narai iš avarijos vietos ištraukė 4 žmonės, o priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos narai dar 2. Įvykio vietoje esančiuose laivuose ir gretimoje prieplaukoje buvo imtasi neatidėliotinų gyvybės gelbėjimo priemonių. 4 aukos mirė įvykio vietoje, o dar 2 buvo nugabentos į vietos ligonines, kur deja taip pat mirė nuo patirtų sužalojimų. Kaip paaiškėjo, žuvo Vokietijos koncerno Siemens Ispanijos filialo vadovas kartu su šeima, žmona ir 4, 5 ir 11 metų vaikais. Avarijos priežastys tyriamos. Amerikos prezidentas savo socialinėme tinkle įvykį pavadino siaubingu. Donaldas Trumpas pridūrė, kad netrukus bus paskelbta, kas tiksliai įvyko. Tyrėjai pradės nuo techninės priežiūros įrašų, kad išsiaiškintų, ar buvo atlikta kokia nors sraigtasparnio techninė priežiūra likus kelioms valandoms ar dienoms iki nelaimingo atsitikimo. Ištraukus nuolaužas ir vėliau sudėjus dalis, jie tikrai gerai supras, ar įvyko mechaninis gedimas ar ne. Sraigtasparniai Niujorke įprastas vaizdas, jie skraidina turistus ir verslo keliautojus. Mieste nuo seno diskutuojama apie jų saugumą ir keliamą triukšmą, ypač po įvykusių avarijų. 2019 gegužės sraigtasparnis rėžėsi į Hudsono upę, vėliau kitas atsitrenkė į daugiaaukščio namo stogą. 2009-aisiais virš Hudsono upės įvyko dramatiškas incidentas, kai keleivinis lėktuvas saugiai nusileido vandenyje. Visi 155 lėktuvus skridę žmonės įsigelbėjo. Sukurtas net filmas pavadinimu Stebuklas virš Hudsono. Martas Kalendra. Vilniuje vakar vėlai vakare kilo gaisras daugiabutyje Trinapolio gatvėje. Atvira liepsna degė butas 11 aukšte. Evakuoti 76 žmonės, 9 prireikė medikų. Aiškėja, kad degusio buto savininkas buvo neblaivus. Policija jį sulaikė. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl padegimo. Gintarė Kavaliauskaitė kalbėjosi su gyventojais. Šie jau įtarė, kas galėjo įvykti bute. Vitalijus gyvena 11 aukšte, praėjusią naktį išgyveno košmarą. Sako gerai, kad nemiegojo, nes nežinia, ar būtų išėjęs gyvas. Gaisras buvo, prieš kaltininkas ir mano būtas, visas ugnis eidavo ant manęs. Tačiau išgelbėjo kaimyną, 32 metų vyrą, kurio bute ir kilo gaisras. Kaip išėjau, su kojomis pasižiūrėjau, žmogus guli, nemačiau, kas, pat galvoju, kažkoks negras guli ar kas ten, visas juodas buvo. Anot Vitalijaus, dūmų buvo tiek, kad beveik nieko nesimatė, o kaimynas gulėjo be sąmonės. Nutempėm į balkoną ir jis pradėjo kvėpuoti. Netrukus suvažiavo gausios policijos, medikų ir ugniagesių pajėgos. Apie 10:30 vakaro ugnį gesino 6 autocisternos. Kaimynė pradėjo bestis į duris taip stipriai ir po to jinai sakė, degam, pažiūrėjau pro langą,
O čia tokia liepsna buvo nedaug dėvi. Langą atidariau iš kitos pusės masaniai langai ir ten dūmai pradėjo eiti, ir tada aš pradėjau motiną savo žadinti. Ir mes visi pabiškai išgirdom, kad reikia evakuotis ir išėjom visi. 76 daugiabučio gyventojai buvo skubiai evakuoti. Vilniaus savivaldybės siaubą išgyvenusiems žmonėms suteikė laikiną prieglobstį. Perkeliam čia šalia esantį profesinio mokymo centrą. Kartu su Raudonojo kryžiaus savanoriais taip pat organizavom jiem vandenį, reiškia tas būtinasias sąlygas, paskui jau tikėdamėsi, kad gali reikėti ir nakvynės, atvežėm ir lovas. 9 gyventojus medikai apžiūrėjo, tačiau ne vienas žmogus rimtai nenukentėjo. Degusio buto savininkas areštinėje. Sulaikymo metu jis buvo neblaivus, nustatytas beveik 2,5 promilės girtumas. Namo gyventojai sako, vyro nepažinojo, bet gandų įvairių girdėjo. Sako, kad ten narkomanas. Nežinau, ant kiek ten teisybė. 11 aukšte netoli įtariamo padegėjo gyvenanti moteris pasakoja, kad prieš įvykstant nelaimiai jau miegojo. Ją pažadino garsai laiptinėje. Ir atidarom duris ir tiesiog dūmai, komaliai dūmus ugnim tiesiai į veidą. Moteris sako, kad vyras turbūt gyveno ne vienas, šeima anot jos asociali. Sako girdėjusi, kad prieš gaisrą bute tarp 2 vyrų kilo konfliktas. Vienas iš jų jį apliejo benzinu ir norėjo padegti. Ir po to jinai dar kažką bandė ten įžiūrėti ir įsijungė elektrą ir sklido didelis dūmų kamuoliai ir nematė nieko. Policija dėl gaisro pradėjo ikiteisminį tyrimą. Vyrui jau pateikti įtarimai dėl svetimo turto sugadinimo pavojaus sukelimo gyventojams. Tačiau kaip gaisras galėjo kilti, dar aiškinamasi. Iš žmonių liudininkų tikrai esam girdėję įvairiausių aplinkybių dėl gaisro priežasčių. Benzino versija taip pat tikrinama. Laukiam, kaip ir minėjau, gaisrinių tyrimo centro ekspertų, kurie su savo turima įranga galėtų pamatuoti tam tikrų ar degių skysčių koncentraciją bute, ar ir tą versiją galima iškėlus arba patvirtinti, tas aplinkybės arba patvirtinti arba atmesti. Dalis butų apdegę, užlieti vandeniu. Daugiabutyje nėra elektros, atliekami valymo darbai. Kai kurie gyventojai jau grįžta namo. Mes vakare paėmėm vaikus. Nakvojo pas mūsų, dabar atvažiavom tiesiog pažiūrėti, kas ir kaip. Dar neaišku, kiek žmonių buvo savo butus apdraudę. Kaip ir kiekvieną įvykio metu yra nagrinėjami dokumentai, yra nagrinėjamos tos galimybės skirti vienokią ar kitokią paramą. Ugniagesių atstovas sako, kad Trinapolio daugiabutis buvo įtrauktas į sąrašą namų, kurie buvo periodiškai tikrinami. Perinant per bendro naudojimo patalpas, tai matyti, kad priešgaisrinis vidaus vandentikis yra atnaujintas, pasirūpinta ir milteliniais gesintuvais, kurie buvo naudoti ir gaisro metu. Gaisro sukelimu įtariamam vyrui gali grėsti laisvės atėmimas iki 5 metų. Gintarė Kavaliauskaitė, Andrius Kalskas, Vilnius. Panevėžyje vos per parą gaisrai kilo 2 daugiabučiuose. Vienas žmogus žuvo, kitas apsinuodėjęs smalkėmis išvežtas į reanimaciją, rodo Violeta Launikaitienė. Jei ne konteineris gaisro atliekoms, 5-aukštis iš lauko apie įvykusią nelaimę ženklų nerodo. Prieš 5 šįryt ugniagesiams išlaužus vieno buto duris, lovoje buvo rastas apdegęs garbaus amžiaus šeimininkas. Priešgaisrinė tarnyba išnešė vyriškį, kuris dar brigadų buvo gaivintas, tačiau gaivinimas nesėkmingas. Iš tikrųjų, jis dar apie 20 minučių buvo gaivintas. Aplinkiniai pasakoja, kad žuvusysis po žmonos mirties gyveno vienas, bet buvo supratingas. Prižiūrimas ir artimų ir socialinių darbuotojų, tad klausimą, ar gali gyventi vienas, niekam nekėlė. Uždūsa žmogus, sako, su instaliacija atseit. Žuvusiojo kaimynai vieni kitus ėmė žadinti, kai po visur pradėjo sklisti dūmai. Man net neleido išeiti. Ugniagesiai paryčiais gyventojų iš 5-aukščio neevakavo, tik perspėjo laukti nurodymų namuose susikrovus būtiniausius daiktus. Namo laiptinė ir butai skendėjo dūmuose per visus aukštus. Tiesiog bemiegant jų kambarį buvo dūmų per ventiliacijas. Priėjo ir tiesiog atidarėme paskui langus, kad vėdintųsi. Ugniagesių versijos krypsta. Ar prietaisas kažkoks, ar renginys, ar paprasčiausiai elektros laidai kažkokie, tai jau, jeigu senoki buvo, tai kažkas gal netvarkinga buvo, ar per daug prijungta prietaisų į tą tinklą buvo, gali ir tai būti. Vietiniai sako, kad daugiabutis palyginti nesenas. Susirūpino, kad elektros instaliacija nepridarytų bėdos ir jų namuose. 88 metų, jeigu čia statyba, tai nedaug, virš 30. Kitas, vos 4 butų medinukas iš tolo kelia abejonę ir gyventi saugu. Tai žino ir gretimas daugiabutis. Kaimynai, va čia kurgi, mūsų name kaimynas kažkoks iškvietė.
Tai gerai, kad va 10:30, o ne 2 valandą nakties. Tai būtų visas medinukas sudegęs. Buto savininkas liko gyvas, apsinuodijusi medikai išvežė ligoninę. Mažiausiai tas grėsė visiems kitiems. Per kažkokias angas tos smalkės eina, ypač jeigu žmonės miega, tai nuo smalkių gali ir nebeatsikelt. Anot aplinkinių vyras gaisrais gąsdina ne pirmą kartą, kaip tverti kaimynams. Paklauskit, dabar jau nėra dirba. Sakė, kaimynai čia ne pirmas kartas? Ne pirmas. Sako, skubėjęs nukentėjusio brolis irgi nerandantis išeities. Alkoholizmą, gal taip lygas, epilepsijas, traumų, viskas. Šiaip realiai jis gyventi negali čia turbūt vienas. Daktarai leidžia, gal gali, nes sveikas jis pagal daktarus. Vežęs pas daktarus? Ne vieną kartą. Pareigūnai primena, kad abiejose butuose dūmų detektoriaus nebuvo. Šįmet Panevėžio mieste ir rajone gaisruose žuvo 3 žmonės, pernai tuo laiku nei vienas. Violeta Launikaitienė, Egidijus Krikščiūnas, Panevėžys. Kinija atsakomosius muitų tarifus Jungtinėms valstijoms padidino iki 125%, bet pareiškė, kad daugiau jų nebedidins, nes tai nebeturi prasmės. Prezidento Trumpo administracijos muitų karas su komunistų valdoma Kinija kelia vis daugiau problemų viso pasaulio ūkiui. Išsamiau Saulius Masalskas. Dėl prezidento Donaldo Trumpo įvestų 125% muitų, o kai kuriais atvejais net 145%, labiausiai nukentės tie Amerikos verslininkai, kurie pardavinėja vien kinų gamybos prekes. Pavyzdžiui, žaislus. Dažniausiai viskas 90% yra iš Kinijos. Akivaizdu, kad esame labai susirūpinę, nes prezidentas paskelbė 125% tarifus, kurie padvigubins prekių kainas net daugiau nei dvigubai. Iš esmės, tokio dydžio muitai reiškia prekybos embargą ir sunku pasakyti, ar tokie verslininkai greitai sugebės persiorientuoti ir užsisakyti žaislų kur nors kitur, ne Kinijoje. Aišku, žvelgiant į ateitį, manau, kad visi šie dalykai turės įtakos šeimininėms įmonėms. Nuo tada, kai buvo paskelbta apie tarifus, pastebėjau, kad užsidarė daug tokių įmonių. Kita vertus, vyresni prekiautojai žaislais sako, kad tai jau ne pirmas toks prekybinių karų su Kinija atvejis ir tikisi, kad Vašingtonui ir Pekinui pavyks susitarti. Blogiausiu atveju, amerikiečiams tiesiog kurį laiką teks labiau patuštinti savo kišenę. Vienas dalykas, kurį išmokome, tai, kad vaikai visada gaus žaislų. Gal mama kiek padės, gal tėtis pridės, bet vaikai vis vien gaus žaislų. Susitarimo tikisi ir prezidentas Trumpas, nes jei tai nepavyks, jis labai rizikuoja savo reputaciją, nes dėl tokios jo politikos gali pradėti kilti kainos, o jis laimėjo rinkimus būtent kaip kovotojas su infliacija. Pamatysime, kas nutiks su Kinija. Labai norėtume, kad mums pavyktų sudaryti susitarimą. Jie tikrai ilgą laiką naudojosi mūsų šalimi. Trumpas pasidžiaugė, kaip trečiadienį, kai jis atidėjo muitų įvedimą daugeliu šalių 3 mėnesiams, pašoko Amerikos rinkos. Tai buvo nuostabu. Vakar buvo puikia diena. Visada bus pereinamojo laikotarpio sunkumų. Tačiau istorijoje tai buvo didžiausia diena istorijoje rinkose. Taigi esame labai patenkinti tuo, kaip šalis veikia. Kita vertus, tada internete paskelbtas jo raginimas pirkti akciją sulaukė demokratų kritikos, nes jie įžvelgė pelningų užkulisinių sandorių tikimybę. Kai prezidentas įsiunčia Twitterio žinutę, kad laikas pirkti, galite būti tikri, kad jo draugai, kurie gerai informuoti, perka. Deja, šie baltieji rūmai tapo cash and carry. Manau, kad mums reikia atlikti išsamų nepriklausomą tyrimą, kad būtų išaiškinta, kas prekiavo, kas uždirbo, kas žinojo ir kada žinojo. Kita vertus, akcijos pašoko tik trečiadienį ir nuo to laiko visame pasaulyje vėl krinta. Oficialūs Kinijos atstovai tvirtina, kad Trumpo įvesti nerealaus dydžio muitai jau neberimti ir kinai atsakydami daugiau jų nebedidins. Kinijos pozicija yra aiški ir nuosekli. Jei Jungtinės valstijos nori kalbėtis, mūsų durys atviros. Per oficialų Ispanijos premjero Pedro Sančeso vizitą į Pekiną, Kinijos prezidentas Xi Jinpingas pasiūlė europiečiams kartu priešintis Jungtinių valstijų spaudimui dėl muitų. Saulius Masalskas. Vilniui dar kartą nepavyko nusiplauti gėdos. Nacionalinis stadionas turėjo būti baigtas kaip tik dabar. Deja, statybos nė nepradėtos. Reikalaujama, kad savivaldybė stabdytų sutartį ir reikalautų iš stadioną turėjusio pastatyti fondo Baltcap atlyginti žalą. Vis dėlto dabartinis Vilniaus meras, kaip ir ankstesni, nepraranda vilties, nors jokie darbai nevyksta jau 500 dienų. Gedas Salyga tęsia.
Kiekvienas laikas su kaire laikai. Ar visi pasiruošę dar ne? Šiandien turėjo būti svarbi diena, kaip nekartą sakė Vilniaus ar visos šalies vadovai, nuplauta Lietuvos gėda. Nuplaus ir mūsų miesto ir nepabijosiu sakyti ir visos šalies gėda. Bet vietoj tokio vaizdo ir šviežio betono kvapo lieka balos, kemsynai ir gėda, į kurią pasistengta pažiūrėti su šypsena. Kerpam? Perkirpta. Ačiū, kad atvykote. Tikrai pavasariška diena. Perkirpom juostelę ne veltui, nes šiandieną iš esmės pagal mūsų koncesijos darbų sutartį yra rangos darbų pabaiga. Čia jau turėjo stovėti stadionas, turėjo rinktis futbolininkai tūkstančiai sirgalių. Kaip Valdas Benkunskas pažadėjo, Liepos mėnesį jau turėjo spardyti futbolo kamuolį futbolo rungtynėse. Turėjo stovėti ir krepšinio arena, kitų sporto šakų salės, vaikų darželis, muziejus, visą parą veikianti biblioteka. Vilniečiai ir visa Lietuva laukia pagaliau stadiono, o ne tokio išpūstų burbulo su naktinėm bibliotekom ir kitais nereikalingais dalykais, su visa pagarba bibliotekoms. Nacionalinis stadionas savo pinigais turėjo pastatyti investicijų fondas Baltcap. Savivaldybė būtų atsiskaičiusi per 2 metus. Po Šarūno Stepukonio skandalo, kai iš Baltcap galėjo pasisavinti net 40 milijonų, Baltcap kalbėjo, kad projektą norėtų perduoti verslininkui Arvydui Avuliui, bet tai liko pakalbėjimais. Šita sutartis de facto nebuvo prižiūrima ir tiesiog palikta viskas savieigai. Mums pasakojant kažkokią gražią pasaką apie tai, kad ateis kitas koncesininkas ir viskas sutvarkys. Projektą stabdo ir kad Europos komisija vis neparengia išvados, ar galima stadioną finansuoti mokesčių mokėtojų pinigais. Opozicijos nariai sako, dabar savivaldybė turi pagrindą nutraukti sutartį su stadiono laiku nepastačiusiu, net nepradėjusiu statyti Baltcap. Šiuo metu tikrai yra pagrindas kviesti nutraukti dabar galiojančią sutartį ir kalbėti apie nuostolių kompensavimą iš dabartinio koncesininko. Meras sako priešingai, jei savivaldybė nutrauktų sutartį, Baltcap galėtų reikalauti kompensacijų. Jeigu mes turėtume sutarties kažkokį nutraukimą, turėtume kalbėti apie labai rimtus nuostolius ir jų atlyginimą. Kol kas, anot mero, iš biudžeto neišleista nei cento. Nei valstybė, nei savivaldybė šiai dienai nei cento nėra išleido šitam projektui. Kelis milijonus jau išleidusios įmonės bylinėjasi teismuose. Pernai, motyvuojant infliaciją, savivaldybė stadiono kainą padidino 40% iki 156 milijonų eurų. Pirmas bandymas pastatyti stadioną buvo sovietmečiu 87-aisiais. Šis tas pastatyta, po 6 metų užkonservuota. Po to buvo antras bandymas. Planuota, kad stadionas stovės 2009-aisiais. Jame bus minimas Lietuvos 1000-metis. Stadiono pastatymas yra viena iš lengviausių dalių. Klausimas, kaip jį eksploatuoti. Už 100 milijonų litų išlieti nauji pamatai, bet prasidėjo ginčai, kas turi toliau finansuoti. Savivaldybė, vyriausybė, o gal Briuselis, darbai vėl stojo. Pabaigti vieną iš svarbių nacionalinių objektų lėšų šį kartą pritrūko. Prokurorai aiškinosi, bet neįsiaiškino, ar neiššvaistyti pinigai. Tada po 10-mečio prasidėjo trečias, iki dabar besitęsiantis bandymas. Apibendrinant, stadiono projektai vis miršta ir vėl pakyla, keičiasi tik įmonės ir išleistos sumos. Šiuo metu stadione 2 pamainomis dirba beveik 400 darbininkų. Jie investuota daugiau kaip 100 milijonų litų, tačiau už mano nugaros matote, į ką šie pinigai pavirto. Sutrupintas ir susmulkintas betono laužas. Ar šis stadionas vaiduoklis taps vieninteliu šalyje nacionaliniu stadionu, paaiškės atlikus galimybių studiją. Dabartinis meras, kaip ir ankstesni, nepraranda vilties. Statybos gali būti užbaigtos per artimiausius metus. Anot opozicijos, prieš 2000 metų romėnai be traktorių ir kranų Koliziejų pasistatė 3 kartus greičiau nei Vilnius stadioną. Gedas Salyga, Serhijus Šeihardanovas. 35 metų sukaktį mini pirmoji nepriklausomos Lietuvos vyriausybė. Šiandien pirmieji ministrai susirinko Seime. Nuotaikos geros, restoranas užsakytas, o Lietuvą buvę ministrai vadina gražia. Tik deja, ne visi šios sukakties sulaukė. Eglės Račkauskaitės reportažas. O paskui nusibaldosim į tos bernelius, ten išsakiau. Pirmosios vyriausybės ministrai turi savo klubą, susitinka beveik kas mėnesį. Mums daug nebeliko jau, tai mes jeigu kiekvieną minutę išnaudojam, patenkinti, pamatė, pažiūrėkit, ar negražu žiūrėti. Sakėt, ir vakarėlis planuotas buvo. Tai taip, o kaip dėlė, tai vis tiek kaip čia seksis, jeigu jau triukšmo biškuliuką bus, tai dabar mes gerai, kad laisvė esam žmonės ir mus į Seimo etikos komisiją nieks nesiūs.
Šiandien gintarinė ledį vadintos Kazimieros Prunskienės vyriausybei 35. Todėl pirmieji ministrai susirenka Seime. Atkartosim tą pirmąją savo nuotrauką, kurią turime čia padaryta iš karto po priesaikos balandžio 11-90. Iš pirmosios vyriausybės dabartinėme Seime tik vienas. Aš 3 dienas buvau jauniausias vyriausybės narys, tada man buvo 34 metai, bet po to dar atėjo jaunesnis Darius Kuolys. Kai aš daviau priesaiką, man buvo 27. Ministrai dalinasi prisiminimais, kaip važiavo į Ameriką pas Bušą, į Jungtinę karalystę pas Thatcher. Sakėm, pirmininkė, jeigu jau barsis jisai labai, tas Bušas, neklausys, tai tegu riktelį ir mes atlėksim iš kito kambario. O ponė Thatcher kaip? Tai nieko, ta tvarkinga. Matai, ta gintarinė lėdė, o ta buvo geležinė lėdė. Tai jos abi lėdė tai labai tvarkingas buvo. Ir Kolis, ir visi kiti tvarkingi buvo. Prunskienės čia nėra. 2012-aisiais ją ištiko insultas. Nuo to laiko ji visuomeninėme gyvenime nedalyvauja. Mes kasmet beveik aplankom ją kaime. Gražiai ten gyvena, bet, lyga yra lyga. Pasiekmes. Prunskienei neseniai sukako 82. Jie prižiūri vaikai. Bendrauju, bet Hegelio filosofijos klausimais ir nediskutuojam. Paprastai, ar ne? Paprastai žodžiais. Pirmojoje vyriausybėje dirbo ir šviesaus atminimo Algirdas Brazauskas bei Romualdas Ozolas. Ozolas, Prunskienė, Brazauskas. Jie buvo vicepremjerai. Tokių pareigų dabartinėje 19 vyriausybėje nėra. O mes dar buvom ohoho tada. Pirmosios vyriausybės programoje buvo ne tik darbai, bet ir veikiau vizijos, kurias Lietuvai pavyko įgyvendinti labai negreitai. Ar gražiai atrodo? Nuostabu. Ant tos nuotraukos labai gražiai išeisim. Senelių priekalo. Pavyzdžiui, energetinė nepriklausomybė. Kad gyvensime kaip Švedijoje, man atrodo, ar ne broliai socialdemokratai sakė, žiūrėdami tuo metu socialdemokratinę Švediją, ir tai buvo gražu. Tai buvo gražu, skandinavų pavyzdys buvo įkvepiantis, bet buvo žvelgiama apskritai tą laisvą pasaulį, demokratinį pasaulį kaip pavyzdį. Gražiai Lietuva, nors problemų yra. Seksas tada. Iš viso pirmojoje vyriausybėje buvo 20 narių. Bet surinkti 13 žmonių praktiškai neįmanoma. O tokios čia tiek yra? Ne visi sugeba ateiti. Kai kuriam kojas truputį skauda. Man kojas nebeskauda, bet aš lazdą sakau pasimėjau. Apsiginti, čia kaip ginklas. Premjeras Gintautas Paluckas teigia, kad pirmoji vyriausybė nešė didelę atsakomybę, o per šiuos 35 metus Lietuva tvirtėjo ir nuėjo ilgą pažangos kelią. Eglė Račkauskaitė, Remigijus Pakėnas, Vilnius. Lietuvos karo akademija atvėrė duris visiems, kurie domisi kariuomenė. Buvo proga pasižvalgyti po studentų kambarius, paragauti kareiviškos košės, pamatyti, kaip vyksta priešo puolimas. Nepaisydami pavasarinio sniego ir vėsoko oro atvyko daugiau kaip 3,5 tūkstančio žmonių. Su jais ir Gabrielė Grigošaitytė. Karo akademijos kieme šurmulys. Mokiniai, studentai ir šeimos su vaikais atvyko pamatyti, ką reiškia būti kariūnų ir tarnauti tėvynei. Iš Vilkaviškio atvykom su skautais, tai kiek 160 km kažkur. Reta proga pačiupinėti ir kariuomenės ginkluotę, karinę techniką, nuo nešiojimų prieštankinių raketų Javelin iki gelbėjimo sraigtasparnių. Pagrinde būdėm Nemirsetos paieškos ir gelbėjimo poste, vykdom gelbėjimo užduotis, galim transportuoti sužeistus žmonės, tarkim, iš laivų. Aš tai prie dronų eisiu, su dronais labiau. Nepaisant pavasarinio sniego ir vėsoko oro, susipažinti su kasdieninė karininko duona panoro 3500 žmonių. Sulaukime tokio rekordinio skaičiaus, 3000 žmonių užsiregistravo. Kaip ne kaip karinė teritorija, turime organizuoti leidimų sistemą, tačiau matome, kad kitiems metams reikės dar plačiau atidaryti duris. Ši aukštoji mokykla vienintelė rengia karininkus Lietuvos kariuomeniai. Baigę studijas, kariūnai įgyja leitenanto laipsnį. Tu ateini iš savo namų, kaip aš sakau, nuo sofos ir tavo gyvenimas pasikeičia per akimirką, vos tik tu peržengi per praleidžiamąjį punktą, dėl to, kad tu užsidedi uniformą, visuomenė tikisi, kad tu jau esi pakankamai atsparus. Galima oro pajėgas, jūrų pajėgas, inžineriją, visą kitą. Tai čia labai gera profesija, jeigu dar nežinai, ko tiksliai nori, tai čia atėjęs tikrai atpažinsi save.
Tokia diena primena jaunimui apie krašto apsaugos poreikius. Akademija gali priimti iki 150 kariūnų, tačiau dėl brandos egzaminų, karinės medicinos ekspertizės ir pažintinio pokalbio įstoja kiek daugiau nei 100. Domina labai, norėčiau laivyną labai, norisi būti medikų. Dalis neįvertina to, kad kariai niekada neveikia po vieną ir minimum visos užduotis ir visi rezultatai, kurių siekia, tai 2 kariai, tai yra minimalus skaičius, o dažniausiai veikia komandoje, tai yra skyriaus arba būrio ir kuopos lygmenį. Karininko profesija daugiau nei darbas reikalauja ir drąsos, ištvermės, pasiryžimo. Tad be patriotizmo pagrindiniai motivatoriai ir stipendijos iki 1000 eurų. Pati stipendijas, aišku, vilioja tos jaunosius mokinius, nes vis tiek, kas pinigų nenori, galima pasakyti. Ypač jaunimas. Yra visai solidus, kaip minėjot, socialinis paketas. Maistas, nakvynė, stipendija, puikus laisvalaikis. Renginio atmosfera leidžia pajusti ir kaip atrodo kariūnų kasdienybė. Tai pirmakursių kambarys. Gyvena po 4-2 kartus per dieną, tvarkosi. O mažoje spintoje laiko tik tai, kas būtiniausia. Su asmeniniais daiktais, tai spintelėje viršutinėje lentynoje yra kariūno asmeniniai daiktai. Kiti asmeniniai daiktai gali būti laikomi kuprinėse, tašėse, o toliau viskas čia, tai kas išduota. Šiaip įdomu buvo pamatyti, kaip gyvena studentai karo akademijoje, kokiamis sąlygomis, pamatyti taip pat visą karinę techniką, kuri yra naudojama Lietuvos kariuomenės. Labai patiko ta patirtis pabendrauti su pačiais kariūnais, labiau apšvietė, ir pačios gyvenimo sąlygos, kaip apibūdino, viskas čia yra pakankamai gerai ir tikėjaus, nes gavos geriau nei tikėjau. Pernai karo akademijos atvirų durų dienoje dalyvavo apie 3000 žmonių. Gabrielė Grigošutytė, Remigijus Pakėnas, Vilnius. Legendiniai Grill & Fun pasiūlymai tik Lidl parduotuvėse. Grill & Fun. Atrodo skaniai. Kokia kaina, pirkly? Nuo ketvirtadienio. Marinuota lašišos filė tik 5,59. Marinuota kiaulienos šoninė tik 2,39. O kiaulienos mentės šašlykas majonezo marinate tik 4,49. Lidl, taip gyventi verta. Nepakartojama pora. Skechers Deichmann parduotuvėse. Pamilkite batus ir kainą. Deichmann. Metas sofą iškeisti į sodą. Soda ledas. Augink ir auk. Penktadienis bakadienis. Tik šį penktadienį su Baltic Petroleum programėle Efekt benzinas už €32 centus, o Efekt dizelinas už €38. Baltic Petroleum. Pajamų deklaracija tik pusė darbo. Atlik jį iki galo. Skirk 1,2% savo GPM mamų unijai ir padėk vaikams pasveikti. Bičiuli, pasirūpinai daržu, pasirūpink ir augintiniu. Žalioje stotelėje specialios kainos visiems Brit Premium, Brit Care ir Brit Fresh šunų ir kačių maistui. Pirk žaliastotelė.lt ir nemokamai atsiimk parduotuvėse. Mes esame BYD. Greičiausiai dar nesate girdėję apie mus, tačiau mes esame vieni didžiausių naujos kartos elektromobilių gamintojų pasaulyje. Pristatome visiškai elektrinį BYD Atto 3. Sprendimai turi būti laiku, o neatidėliojami ateičiai. Turime sprendimą pokyčiams, kurių tikrai reikia. Kredito automobiliui paraišką pildykite sbleasingas.lt arba Šiaulių banko skyriuose. sbleasingas. Super šeštadienio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Lietuviškos bulvės tik 29 centai. Šviežia viščiuko ketvirčių mėsa tik 4,49. O graikiniai gliaudyti riešutai su Lidl Plus programėle tik €79. Lidl, taip gyventi verta. Paprastus ir gardžius Azijos virtuvės patiekalus pagaminsite vos per 20 minučių. Azija lengvai su Santa Marija. Pavasaris kviečia sodinti. Žalioje stotelėje iki 40% nuolaida atrinktiems lauko augalams, svogūninėms gėlėms, priemonėms prieš kenkėjus, įrankiams. Pirk žaliastotelė.lt ir nemokamai atsiimk parduotuvėse. Didžiausia pardavimų konferencija Lietuvoje Pardavimų formulė pristato. Legendinis Chris Voss atvyksta į Lietuvą. In order to get to the agreement or to get the agreement to come to you.
I'm Chris Voss. Bene geriausias derybų ekspertas pasaulyje. Gyvybės ir mirties klausimų sprendęs FTB derybininkas. Bestsellerio Jokių kompromisų autorius. Gegužės 8 dieną Vilniuje. Registruokis dabar pardavimų formulė.lt. Velykos prasideda Lidl. Superiniai pasiūlymai nuo ketvirtadienio. Braškės tik 2,39. Lietuviški trumpavaisiai agurkai su Lidl Plus programėle tik 3,49. O švieži kiaulienos mentė tik 2,99. Lidl, taip gyventi verta. Galite apdrausti hatchbacką, galite apdrausti sedaną, galit universalą, galite džipą arba netralą. Na, tralų vairuotojams teks palūkėti kitos progos. O lengvųjų automobilių vairuotojai, dabar apsidraudę privalomųjų civilinės atsakomybės draudimu Lietuvos draudime, gali laimėti Porsche Macan Electric. Pasinaudokite unikalią galimybę persėsti į naujutėlį elektrinį visureigį. Drauskite savo ir laimėkite Porsche. Važiuojam? Lietuvos draudimas. Susuko? Smektagau ne tik stabdo, bet ir gydo viduriavimą. Jis aplankys kiekvieną. Ei, jis kai ko ieško. Susitepusi rankas ir sąžinę. Denzelis Washingtonas. Tik nepradėk dabar žliumti. Trileryje Equalizeris 2. Šiandien 21 valandą per LNK. Lošimo automatai, lašybos, OptiBet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Švyturys ekstra dry nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai. Uniklap lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Muzikinėje kaukėje ryškiausios žvaigždės. Dieviškas malonumas buvo. Wow. Mes šaukiam norim. Stulbinantis panašumas. Mes šaukiam norim dar. Energija. Siaučia Tirena muzikiniai kaukiai. Sekmadienį 19:30 per LNK. Klausykit šį laidą gražiai, ne? Regos ir klausos centras Optikos pasaulis. Atraskite Elite Explore. Karšti ir šalti kavos gėrimai. Paruošti perfetto. Susikurk Velykas su Kiddy. Smagus Velykų sekmadienis su LNK. 7:30 premjera Stebuklingoji boružėlė ir Juodasis katinas. 9:25 Tigro kelionė Himalajuose. 11:20 Eisas Ventūra, naminių gyvūnėlių detektyvas. 13:05 komedija Naujokas. 3:30 Triušis Piteris. 7:30 muzikinė kaukė, o po jos 10 vakaro premjera Magiškasis Maikas, paskutinis šokis. Balandžio 20 per LNK. Transliacija remia Akiniai Filman. Dabar matau ryškiai. Vilniaus paukštynas. Kito lygio vištiena, kito lygio Velykos. Pirmadienį 8 vakare per LNK. Jordana apie meilę, kuri ją išgelbėjo. Žinai, aš imu tave į vyrus. Ką dainininkė norėtų pamiršti? Kiek aš visokio brudo mačiau, kad jau tiesiog viena koja jau grabe buvo. Aš laimingas, širdis laiminga. Kai meilė užklumpa tuomet, kai jos visai nesitiki. Ar jūs įsivaizduojat mane su juo? Nestabdyk, jei jauti alkį. Magi, užkandžiauk, kai norisi. Biokult. Tikrai sveikas, tikrai gyvas. LNK superkine užsisuks tikras galvosūkis. Kas tai toks? Ir jį spręs Tomas Kruzas. Aš tikiuosi nušausiu ir tuoj grįšiu. Rytoj. Ant žemės, visi ant žemės, gulk visi ant žemės. Kaip diena ir naktis. Kas tie žmonės? Kiti blogiukai? Dar blogesni. 19:30 per LNK. Namų nepavadinsi namais be jaukių baldų. Gintaro baldai jaukiems namams. Modesta Vžesniauskaitė apie nesėkmingus bandymus pastoti, panikos atakas ir kitą santykių su milijardieriumi pusę. Turėjau išmokti, kaip kalbėti su juo ir dar mokinuosi. Ir tragedija vos nesibaigusi Aurimo Mockaus ekspedicija. Bus visko. Antradienį 20 valandą per LNK. Susikurk Velykas su Kiddy.
Antrąją Velykų dieną švęsk su LNK. 9:50. Kosminis krepšinis. Nauja era. 12:05. Eisas Ventura. Kai gamta šaukia. 13:55. Kelionė į Ameriką. 16:20. Nepaprastas Enzo gyvenimas. 19:30. Premjera. Triušis Piteris 2. Pabėgimas. O 21:20. Ryškiausi Holivudo veidai premjeroje. Gucci mados namai. Per LNK. Transliaciją remia Akiniai Filman. Dabar matau ryškiai. Vilniaus paukštynas. Kito lygio vištiena. Kito lygio Velykos. BetSafe by Betson. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Aurimas Mockus ir jo žmona Sonata. Nėra ryšio ir daugiau mes nieko nežinom. Kiek dar liktų parų? Dar 3. Būtum tempęs, ar ne? Velnio neštas ir pamestas, turbūt gal taip. Nu jo, bet angelų išsaugotas. Buvai parašęs atsisveikinimo žinutę. Tai ten jau iki haliucinacijų buvo. Nu, jis labai nekaip atrodė. Buvo, kad tokių minčių, kad gali ir nerasti. Šį trečiadienį per LNK. Kazino Admiral lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sekmadienį per LNK. Holivudo blogiukai Jasonas Stedhamas ir Hugh Grantas įsivels į labai slaptą misiją. Ar tikrai viskas vyks pagal planą? Gajaus Ryčio Operacija Fortuna. Apgaulės menas. 22 valandą per LNK. Nestabdyk, jei jauti alkį. Magi, užkandžiauk, kai norisi. Kaip užauga ringo karaliai. Buvau iš vargingos šeimos, tai viskas persdavau kumščiais. Ir modelių bandė daryti, ir ilgus plaukus ilgai nešiojau. Mužikai, durneliai daužos galvą. Aš labai bijau tų nokautų. Aš jį nukautosiu, aš jam perkasiu gerklę. Šiandien 19:30 per LNK. Grįžkime į penktadienio žinias. Vilnius turi Kaziuko mugę, Kaunas pavasario mugę. Šiemet jie ne tik rekordiškai didelė, nuo Senamiesčio iki pat Soboro, bet ir išskirtinė tema skirta tvarumui. Tad lankytojai kviečiami ne tik pirkti, bet ir mąstyti atsakingai, rodo Ieva Diraitė. Jokia tradicinė mugė negali apsieiti be pagrindinio akcento šakočio kepimo, o čia kaip mat pradeda būriuoti smalsuolių grupelė, pamatyti kaip kepama šakotis, atrakcija ir vaikams. Šakočiai gal dar populiarūs. Pagaminimas iš to šakotis užtrunka panašiai 2 iki 3 valandų, kada, jeigu prastesnis oras. Taip, vieną iškepti. Nu, bet gaunasi, kad kokie 5 kg panašiai. Jis nemažas. Nuo pat ankstaus ryto net ir lietui lyjant mugėje pilna žmonių. Pirksiu šakotuką, kokį pirksiu. Bent šį kartą mažai kinietiško niekalo, kas mane labai džiugina. Labai viskas skanu, labai geri prekiautojai, labai mandagus. Labai didelė. Labai didelė, senai buvo tokia net iki perijos, labai toli. Iš tiesų mugė rekordinė, kokios dar nėra buvę. Prekystaliai išdėlioti nuo Senamiesčio iki pat Soboro per visą Laisvės alėją. 750 palapinių parduota. Tai tikrai yra labai didžiulė mugė, labai didžiulis susidomėjimas. Tikrai atsirado daug tokių naujų zonų, kaip ir netgi Kauno tautodailininkai atskirą visą zoną pasiėmė. Ir paveldas. Čia viskas, kas tvaru, ilgamžiškai ir sukurta atsakingai, nuo natūralios kosmetikos ir perdirbtų medžiagų papuošalų iki daugkartinio naudojimo tekstilės gaminių ar net tvarios mados drabužių. Prekybininkai šiemet negali naudoti jokio plastiko, pakuotės tik popierinės. Mėsai, žuviai, nelabai įdės į tą popierių, bet tada mes paprašėme, kad jie nusipirktų sertifikuotus maišelius plastikinius, kurie yra nekenksmingi, greičiau suyrantis. O mugėje prekybininkai tarsi nebyliai kovoja vieni su kitais, kas pasiūlys ką nors natūraliau ar tvariau. Kaimiška, naminė jauvarų gira, pagaminta iš salyklo, salyklinė gira. Nei pasterizuota, nei filtruota. Puoselėjam senas tradicijas, kaip močiutės darydavo tuo senuoju receptu, turim paveldo ženkliuką, gaminam sūrius, obuolių. Labiau be cukraus perka duoną. Vis dėlto populiaresnė, dabar jau keli metai iš eilės yra populiaresnė. Už natūralumą tenka daugiau ir sumokėti. Braškytės 13 euriukų kilogramiukas iš Graikijos, pilnai prinokusios, labai irgi skanios. Šilauogytės 30 euriukų kilogramiukas iš Peru.
Vynogės 9,99. Sviruoja nuo 5 eurų iki 10, prabangesnė žuvis upėtakis, šamas, tokie, vat, jie tokios yra brangesnės žuvelės. Nuo 5 eurų iki 50, jeigu dideli gaminiai, žinok, nu įvairiai. Tačiau pirkėjai sako, kad už kūrybą yra linkę susimokėti. Patinka kuremti, vis tiek mūsų žmonės kuria, dirba, tai norisi kažką nupirkti ir namus papuošti. Kainos normalios, tikrai normalios, aš galvoju, kad bus brangiau. Medus Grikių Vokietijoje 15 eurų, o čia 7. Normaliai, nors aš pensininkė, tai tikrai žinokit, bet aš galiu sau leisti. Pavasario mugė Kaune vyks visą savaitgalį. Ieva Diraitė, Alius Koroliovas, Kaunas. 7bet kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Svarbiausia ir didžiausia kova Lietuvos bokso istorijoje visai čia pat. Jau šį savaitgalį Atlantic Citys gali tapti svarbiausių šio sporto istorijos puslapio atvertimo vietų. Geriausias šalies boksininkas ir dar nekart karjeroje nenugalėtas Eimantas Stanionis. Net 3 čempionų titulų suvienijimo kovoje susitiks su taip pat pralaimėjimo skonio nejutusiu Džeronu Enisu. Abu kovotojai susižers milžinišką pinigų sumą, o kaip pats Stanionis nekartą minėjo, jei šią kovą pavyktų laimėti, Amerikoje jis taptų superžvaigžde. Suknisiu visus jų planus. Tokiu nusiteikimu būsimai kovai ruošiasi geriausias Lietuvos profesionalus boksininkas ir pusvidutinio svorio kategorijos čempionas Eimantas Stanionis. Jau šį savaitgalį Lietuvos bokso istorija gali turėti naują skyrių. Lietuvis ringas stos su kitu, taip pat šios kategorijos čempionu Džeronu Enisu. Tai be abejonės didžiausia, svarbiausia ir labiausiai kada nors laukta kova. Padarysiu viską, ką galiu. Atiduosiu visą save. Atvykau čia dėl pergalės, o ne dėl pasivaikščiojimo parke. Ši treniruočių stovykla buvo brutali, dar niekada taip nesitreniravau. Ji buvo ilgiausia. Dėl pasiruošimo paaukojau labai daug. Palikau šeimą. Mano žmona nėščia. Vaikelis gali gimti šiandien, rytoj. Dėl šio sporto aukoju labai daug. Myliu jį ir tikiu savimi. Stanionio ir Eniso kova dar vadinama titulų suvienijimo dvikova. Poros nugalėtojui iš karto atiteks ne 3 IBF, WBA ir Ring Magazine pusvidutinio svorio kategorijos titulai. Laukiu, kol galėsiu visus šiuos diržus sekmadienį parvežti į Lietuvą. Profesionaliame ringe tiek 27 amerikietis, tiek Eimantas Stanionis dar niekada nėra pralaimėję. Per karjerą 15 kovų laimėjęs lietuvis, 9 iš jų pasiekė nokautais. Štai kiek daugiau nei 2 kovų, net 33 sukovojęs Enisas, nokautais jas laimėjo 29 kartus. Artėjančios kovos baigtį sportininkai spėjo ir spaudos konferencijoje. Kaip laimėsi kovą šeštadienio naktį? Gazas dugnas. Gazas dugnas ir visiškai jokių stabdžių. Būcai, ar tiki, kad gali laimėti šią kovą nokautu? Žinoma, neieškosiu nokauto, bet jis be abejonės ateis. Mes pasilinksminsim ir padarysim viską lengvai. Naujienų portalas Sportskydas skelbia, kad kovos prizinis fondas daugiau kaip $4 milijonai. Priduriama, kad Enisas uždirbs apie 2,5, o Stanionis beveik $2 milijonus. Tiesa, abiems sportininkams bus atskaičiuoti įvairūs mokesčiai. Eimantas Stanionis yra pirmasis lietuvis istorijoje, kuriam pavyko iškovoti vienos iš pagrindinių profesionalaus bokso organizacijų čempiono diržą. Taip pat ir pirmasis, kuriam pavyko tokį titulą apginti. Svarbiausia kova Lietuvos istorijoje vyks sekmadienį apie 6 valandą ryto Lietuvos laiku. Vos 10 cm iki naujo pasaulio rekordo. Socialiniuose tinkluose olimpietis Matthew Denny pasidalino naujų pasiektų rezultatų. Dar pirmadienį diską švystelėjęs už 72 metrų ribos, sportininkas apsukų nemažina. Jungtinėse Amerikos valstijose vykstančiose varžybose australas į rankinų sviedė net 74 metrus ir 25 cm. Tai yra antras tolimiausias metimas per visą disko metimo istoriją. Rekordas vis dar priklauso Mykolui Aleknai. Jį lietuvis praėjusiais metais pagerino Ramonoje. Netikėtas smūgis vienoms turnyro favoričių. Į Vilniuje organizuojama tarptautinį Billie Jean King turnyrą tik dėl pergalių atvykusi Prancūzijos moterų rinktinė patyrė visišką fiasko. Šiandien belgiams nusileidusios prancūzės prarado šansus keltis į aukštesnę turnyro grupę ir dabar turės laukti kitų metų. Plačiau Nerijus Bliujus. Kaip viena pajėgiausių rinktinių į Lietuvą atvykusi Prancūzijos nacionalinė moterų teniso komanda, šios dienos mačus pradėjo dar vienu netikėtų pralaimėjimu. Už savo priešininkę dvigubai vyresnė ir gerokai daugiau patirties sukaupusi Alizė Kornė nesugebėjo įveikti talentingos jaunosios tenisininkės iš Belgijos.
Po mačo 17-metė Belgija prisipažino, kad tai kol kas viena didžiausių jos karjeros pergalių. Tai buvo mano pirmasis mačas Billie Jean King turnyre, todėl man tai didelis laimėjimas. Didžiuojasi, kad galiu atstovauti savo šaliai. Labai džiaugiuosi dėl to, kaip pavyko sužaisti ir kad padovanojau komandai pergalę. Beveik 20 metų patirtį sukaupusi ir karjeros pike net iki 11 pasaulinio reitingo vietos užkopusi prancūzų tenisininkė Alizé Cornet, šį kartą pripažino, kad jos varžovė buvo tiesiog stipresnė. Ji žaidė labai gerai, labai talentinga jauna žaidėja. Deja, mačo pradžioje susižeidžiau ranką, todėl buvo sunku net paduoti kamuoliuką, bet ji žaidė puikiai, todėl visi laurai atitenka jai. Prancūzijos tenisininkė taip pat prisiminė ir savo kolegės Klaros Burel prieš porą dienų patirtą traumą. Prancūzijai mače su Turkijos rinktine plyšo dešinio kelio kryžminiai raiščiai. Iškritus Klarai Burel, jos pavaduoti būtent ir stojo ilgametė rinktinės narė Alizé Cornet, nors pati pripažino, kad to daryti neplanavo. Jos trauma sukrėtė visą komandą, man labai jos gaila, tačiau net ir praradus ją reikia judėti į priekį, reikia rasti išeitį. Štai kodėl šiandien buvau aikštelėje. Aš tikrai nebuvau pirmasis pasirinkimas, bet turėjau eiti ir žaisti, nes tiesiog neturėjome kitų variantų. Antrajame dienos mače tarp belgių ir prancūzių į kovą stojo Chrit Minen ir Varvara Gračeva. Pastaroji prancūzijos rinktinė atstovaujanti žaidėja ir aukščiausią reitingą visame turnyre turinti tenisininkė. Tačiau net ir tai nepadėjo. Prancūzija pralaimėjo Belgijai po 3 setų kovos 6-2, 4-6, 6-1. Tai reiškia, kad būtent Belgijos rinktinė kils į aukštesnę Billie Jean King turnyro grupę. O rytoj dėl galimybės išlikti pirmojoje Billie Jean King turnyro grupėje kovos Lietuvos moterų teniso rinktinė. Jos varžovė bus Austrijos nacionalinė komanda. Nerijus Blius, Gediminas Uždavinys, Vilnius. Tiek naujienų žiniose šį penktadienį, dabar orai, o rytoj su sportu kolega Domas Grinius. Tad gero likusio vakaro. 7bet lošimo automatai. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Beribėme informacijos pasaulyje. Nepaklysti padės Neurozan. Smegenų maistas tiems, kas mokosi ir daug protiškai dirba. Šįryt visiems po sniego antklodė nubudus, sinoptikų žadama šiluma kol kas atrodo labai nerealistiškai, bet permainų turėtų atnešti jau šis savaitgalis. O kitą savaitę iš visko gero sušils kaip tikra vasara, tad dabar iškart plačiau apie rytoj Lietuvoje. O šiąnakt virš mūsų šalies turi stiprinti savo pozicijas būtent anticiklonas, tad debesys labai gražiai prasisklaidys, pasimatys giedras dangus ir kritulių jau nenumatoma, bus kur kas sausiau. Šiaurės vakarų vėjas rims iki 6-11 metrų per sekundę, paryčiais keis kryptį į vakarų pietvakarių, o temperatūra nusileis iki 0,5 laipsnių šalčio. Ir tik tai Kuršių nerijoje pasilaikys silpnas pliusas. Rytojus dieną mūsų padangė keliaus tai tankesnė, tai šiek tiek retesni debesys ir tarpais į juos įsiterps saulės spinduliai. Gausesnio lietaus jau nebenumatoma, vėjas pūs iš pietvakarių, vis dar apysmarkis 8-13 metrų per sekundę, bet šils tikrai geriau negu šiandien. Numatoma nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos, o Tauragės ir Marijampolės apskrityse tikėtina bus ir dar šiek tiek šilčiau, tad iš karto pasižvalgome po mūsų regionus. Pirmiausiai šiaurinėje Lietuvoje jau pasižiūrėkime, temperatūra tikrai geresnė negu šiandien, nuo 7 iki daugiausia 8 laipsnių šilumos. Debesų daugoka, bet lyti ar snigti neturėtų. Rytinių rajonų gyventojai šeštadienį irgi lengviau atsikvėps. Turėtų pratirpti visas šiandien čia iškritęs sniegas, nes šiluma pasieks 7, daugiausia 9 laipsnių šilumos, gal tik tai saulės ne per daugiausia. Pietiniai ir centriniai regionai rytoj turi smagią prognozę. 10-11 laipsnių šilumos, apie 9 šiek tiek vėsiau tik Raseiniuose. Po truputėlį ir čia sugrįžta tikras pavasaris. Vakariniai šalies daliai irgi prastai šeštadienį nebus. Šiek tiek vėsiau gal Klaipėdoje, Mažeikiuose, Telšiuose, Šilutėje, kur nuo 6 iki daugiausia 7, o štai Tauragėje, Jurbarke iki 11 laipsnių šilumos. Ir šeštadienis turėtų būti gal kiek vėjuotas, bet jau sausesnis. O dabar apie kitas šiltas dienas
Iš, kaip matote, šiandien tikrai labai žiemiškai snieguoto Vilniaus. Sekmadienį lietaus nenumatoma, naktį ir rytą formuosis rūkas, vėjas naktį besikeičiančios krypties, vidutinis dienas suksis iš pietų pietryčių 50 metrų per sekundę. Ir šils po truputėlį, naktį temperatūra jau visai teigiama, 2-7 laipsniai šilumos, dieną nuo 12 iki 17, tarpais turėtų būti dar šiek tiek šilčiau. Pirmadienio naktį gausesnio lietaus taip pat nenumatoma, vietomis palis tik tai dieną, bet lietus bus trumpas ir visiškai negausus. Vėjas vidutinis ir labai neerzins, suksis daugiausiai iš pietų pietryčių. Naktį temperatūra jau apsistos ties 4-9, dieną šils labai gerai iki 16-21, vėsiau tik tai šalies vakaruose, kur orus šaldo Baltija, ten numatoma nuo 12 iki 15. O dabar metas pasižvalgyti, kaip atrodo vaizdas svetur. Ir pirmiausiai Skandinavijoje šį šeštadienį Stokholme ir Kopenhagoje 14 ir 16 laipsnių šilumos su lengvu pavasariniu lietumi. Po truputėlį jau šiltyn ir kitose mūsų kaimininėse šalyse, štai Estijoje, Taline, 7, Latvijoje, Rygoje. 10 gal tik tai negausiai palis. Šiek tiek sušils ir Ukrainoje, čia taip pat atkeliaus negausus pavasarinis lietus, Kyjive laikysis 8 laipsnių šiluma. Ir visai smagiai šilta Lenkijoje, Varšuvoje, čia 14, nepastoviai debesuota. Dar šilčiau yra Čekijoje ir Vengrijoje, Budapešte 19, Prahoje 20. Beveik vasara, gal tik tai saulės čia turėtų šiek tiek pasigesti visi. Pilkokas vaizdas ir tolyn į vakarus, Vokietijoje, Berlyne 18, Beneliukse, Briuselėje 24 laipsnių vasariška šiluma. Saulės pro debesis beveik nepasimatys. Prancūzijoje, Paryžiuje viskas labai puikiai žaliuos, čia šilta ir šiek tiek drėgna iki 21. 21 laipsnio šiluma rytoj aplankys ir Britų salyno pietinę dalį, Londone būtent tiek turėtų būti, šiauriau Glazge irgi nešalta 17 ir lengvai palis. Ispanijoje, Madride sakyčiau, kad vėsiau negu Britų salyne, ten 19 laipsnių šiluma kartu su lengvu lietumi. Italijoje, Romoje iki 20 nepastoviai debesuota, neįtin saulėta dėja Graikijoje, Atėnuose, bet čia 21. Tiek naujienų dabar ir puikaus jums vakaro kartu. Labas, sveikas domininkai, sveiki susirinkę mūsų studijoje, sveiki gyvi įsijungę LNK Kakadu penktadienį, kuriame šį vakarą ir apie smūgius, ir apie kraują. Ir apie knockdownus, ir prakaito aplaistytas pergalės. Bet aš visą gyvenimą girdėjau, kad muštis negražu. Bet muštynės nuo kovų labai skiriasi. Kova – tai yra legalus būdas tūkstančių žiūrovų akivaizdoje išjungti priešininką ir už tai gauti pinigų. Ir šiandien apie kovotojus, kurie sparčiai vejasi krepšininkus ir net grasina juos aplenkti. Apie sportą, kuris ir šou, ir mada, ir nauja religija šiandien Kakadu penktadienio ringe. Pradėkim. Labas vakaras, Dominikai. Sveiki, ponas. Pastaruoju metu Lietuvoje pilnas sales renka ne tik garsių dainininkų koncertai, ne tik krepšinio varžybos, bet ir kovų turnyrai. Kaip tu manai, kodėl tūkstančiam žiūrovų tai taip įdomu? Tai yra neprognozuojama. Tai yra... Tu apsiemi ant savęs labai daug atsakomybės, kalbėdamas prieš kovą, tarkim, aš laimėsiu, aš jam padarysiu taip, anaip, trečiai, ir žmonėm įdomu, ar tikrai tai padarysi. O jeigu taip nepadarysi, tu krisi ant grindų, kur tu gali pralaimėti krepšinį, tu gali pralaimėti futbole. Nu ką, daugiau taškų spelnė. Koviniam sporte tave sumuša. Tave galimai nužudo. Dominikai, paaiškink. Tomis tai ir yra intriguojantis, Tomis ir yra žiaurus, Tomis ir jisai perims šitą rinką, sporto rinką šioje šalyje. Dominikai, paaiškink nesuprantantiems žmonėm, ką turi minty sakydamas padarysiu tą, padarysiu aną. Tu tiesiog prognozuoji, kas varžovui atsitiks. Aš jį nukautosiu, aš jį užmušiu, aš jam perkasiu gerklę. Ir tu turi ką pasakai už žodžius atsakyti. Nu va, o aš, pavyzdžiui, turiu tokią reputaciją, kad aš atsakau, aš pasakau, aš ateinu ir padarau. Žodis gipsas. Ir jį nukautoti vieną dieną. Ateina tavo diena, Henrikai. Tu pats tai žinai. Ačiū. Dominikai, o kokiu šou elementu esi pats nustebinę žiūrovus? Šoku, dainuoju, darau saltą. Gal ir šiandien mums tą saltą padarysi? Galbūt.
O galbūt ir palaidos su tavimi? Su tau elementų. Matai, vienas ryškiausių tavo pasirodymų ringėje vyko tada, kai tu į ringą atėjai lydimas Adomo Vyšniausko, muzikos atlikėjo, ar ne? Ar judu seni draugai? Jo, seni draugai mes ir manau čia geriausias išėjimas apskritai buvo istorija Lietuvos kovinio sporto pasaulyje. Manau, geresnis negu Rimkaus visus sudėjus. Tai, jo.